Džambo Vaida. Tai kad džambo reiškia labas. Inga, buvai Zanzibare, man atrodo? Buvau ten labai daug džambo. Džambo ryte, džambo per pietus, bet čia irgi džambo. Taip. Džambo reiškia labas, swahili kalba, kuri yra naudojama daugelį Afrikos šalių, kaip pavyzdžiui Kenija, Zanzibaras. Ir džambo yra ir daugelį dainų, kaip mes girdim džambo, džambo. Tai vat, džambo yra belgų brandas, kuris yra pakankamai irgi naujas ir jisai naujas yra Lietuvoje. Ir namų kvapai, kurie pasižymė išskirtiniu dizainu ir mes šiandien apie juos pakalbėsim. Su Inga. Šiandien jūs esate Šiaurės Pandos dirbtuvėse, labai džiaugiuosi, kad Vaida mus aplankė. Vaida yra atstovė šio prekinio ženklo, taip kad labai smagu, pasakysiu paslaptį, jinai mane aplenkė, nes kai kreipiausi į Džambo atstovę, pasakė, kad jau yra ir Lietuvoje. Tai labai džiaugiuosi, kad šis prekinis ženklas nuostabus dizainas, išskirtiniai kvapai jau yra pas mus ir mes turim puikią galimybę pakalbinti apie Džambo, apie visus kvapus, apie jų išskirtinumą. Vaida. Taip, esu Vaida, Seven Senses įkūrėja ir kaip Inga minėjo, Šiaurės Panda yra mūsų nuostabūs partneriai, kurie sutiko įsivesti savo asortimentą nuostabią interjero studiją Džambo kvapus. Džambo išsiskiria, kaip minėjau, ir dizainu, ir kvapais ir mes šiandien pabandysime jums tai visą parodyti. Ir nuo ko pradedam? Pradedam, aš visada sakau, nuo mėgstamiausio kvapo. Nes visada pradedi kažkokį pažintį nuo kažko, kas užkabina tave pačią. Tai kuris kvapas buvo tas tavo, kad wow, negaliu. Taip, pas mane jie yra du, net ne vienas. Visų pirma yra Namadži. Kaip tu esi? Man jisai prabangus, sodrus, stiprus, bet stiprumas tuo žavus, kad jisai labai gražiai atsiskleidžia tokiuose svetainės, namų aplinkose. Man jisai turi būti kvapas sodrus, tai jisai tikrai tuo pasižymi. Kokios natos? Tai yra samana, tai yra kedras ir tonka pupelė. Šis kvapas tokiam formate, didžiausiam stovi mano svetainėje. Mano svetainė yra su valgomuoju sujungta apie 50 kvadratų ir šitas kvapas puikiai skleidžiasi visoje bendroje erdvėje. Aš jį pasistačiau prieš metus maždaug ir jo vis dar yra. Mes lazdeles vartom kas savaitę ir tikrai ateina svečiai ir iš karto kaip pas jūs kvepia, aš žinau, taip pas mus labai skaniai kvepia. Būtent Namadži. Ir šis kvapas yra ir kartu sodrus, ir saldus, ir gaivus. Tai būtent aš to ieškojau savo namus, kad būtų ir subtilu, ir ne per saldu, ir gaivu. Viskas viename. O kai atidaromės langą ar svetainės terasos duris, tai tas kvapas atsišviežina tikrai. Taip. Kaip atrodo Namadži, nes aš tikrai žinau, kad nuo Džambo pasižymi 3 kolekcijoms. Kvapus kūrė pagal tam tikras kolekcijas. Namadži tai yra prestiž kolekcija, vienas iš prestiž kolekcijos kvapų. Pataisysiu tave. Namadži yra ekskliuzyva kolekcija. Gal tada trumpai parodau, kaip Namadži atrodo. Tai yra, pastatėmės jau tokai. Šis difuzorius, kuris yra balto marmuro apdaila, imitacija. Tai yra iš tikrųjų stiklinis buteliukas, stiklinė talpa, kuri yra papuošta marmuru, baltu marmuru. Labai gražus. Ir iš tikrųjų šį difuzorių aš rinkausi ir pagal kvapą, ir pagal dizainą, nes jisai puikiai dera mano namų interjere. Matėjom daug rodžio nuotraukos?
Rodai, kaipgi tu nerodai. Atsiųsiu, galėsim įdėti reportažą, parodyti iš tikrųjų, kaip realybėje įsikomponuoja nuostabus Jumbo kvapai interjere. Ir jie iš tikrųjų duoda tokį akcentėlį ir tikrai gražus ir kvapnus reikalas. Ir iš tikrųjų, konsultuodami klientus, mes labai dažnai tiesiog siūlome daugiau atkreipti dėmesį į difuzoriaus dizainą, kad jisai dėrėtų prie bendro interjero, todėl kad Jumbo turi ir difuzorius, ir papildymus. Ir pasistačius difuzorių, vėliau jį galima tiesiog į jį įpilti kitą kvapą ir tiesiog juos keisti. Bet tas difuzorius, jisai puoš jūsų namus metus, 2, 3, 5 ir tikrai labai prašome atkreipti klientų dėmesį į būtent išvaizdą ir ar tai dera prie jūsų namų interjero. Nu, čia yra labai svarbu, nes principe įsigijama interjero detalė, iš tikrųjų, nes man tas riešuto, tas viršus, tai yra kažkas tokio nuostabus, iš tikrųjų, man kai natūralistai tai yra absoliučiai labai fainas dalykas. O talpo, sakykime, nes, namadžia, ne, aš matau dabar tavo rankose yra 500 ml, tai mes kaip ir kalbėjom, didieji tie yra 3 litrų ir dar mažesnių būna, 500, taip. Ir yra 200 ml. Čia yra Jaegelė kvapas, irgi įspūdingo dizaino kvapas, kur galima įsigyti jį 200 ml, 500 ml ir 3 litrų talpos. Jaegelė reiškia paplūdimį. Apskritai, visi Jumbo kvapai pavadinimai yra suteikti pagal išskirtinės vietovės. Jaegelė yra paplūdimys ramiajame vandenyne. Sahara, Burano, Italijos miestas, Masai Mara. Tai yra pavadinimai, kuriuos daugelis žino, atpažįsta. Ir tai yra iš tikrųjų gražu. Todėl, kad Jumbo mintis yra kelionėje, Jumbo mintis yra atradime. Jumbo nori suteikti emocijų, patyrimus. Ir patyrimus mes galim turėti kelionėse, patyrimus mes galim turėti ir per kvapus. Ir iš tikrųjų, sakoma, netgi 70% žmogaus emocijų priklauso nuo jų kvapo, nuo kokį kvapą jie jaučia aplink save. Ir tai iš tikrųjų gali pakelti žmogaus tonusą, pakelti nuotaiką, pakelti emociją žmogaus. Ir tai yra iš tikrųjų labai svarbu ir labai įdomu ir labai geras reikalas iš tikrųjų. Jumbo kvapai, kiek pačiai teko susidurti, tikrai jie yra nuo stipriausių iki prabangių ir tuo pačiu lengvų. Ar tai priklauso, kad tam tikros kolekcijos yra kuriamos lengvesnių, sakykime, tų kvapų tokiais tonais, ar kaip Taip, čia? Truputėlį apie Jumbo kolekcijas ir apie Jumbo asortimentą. Tai Jumbo turi 3 kolekcijas. Tai visų pirma, tai būtų Elegant kolekcija, kur yra skaidrus difuzorius, tai yra nuostabus riešuto viršus. Ir šita kolekcija turi 3 kvapus, kaip minėjau, ir dydžiai būtų irgi 3. 500 ml difuzorius, 200 ml difuzorius ir lygiai toks pats yra 3 litrų difuzorius, tiesiog mes jo dar čia neatsivežėm. Taip, Elegant kolekcija skaidri. Tada turim 3 kvapai. 3 kvapai, tai yra Maui, Iguazų ir Kokua. Saldžiausias? Kokua. Jame yra vanilė, kokosas ir jazminas. Iš tikrųjų labai gaivus, tarp kitko, man labai patinka Kokua, visos mergaitės pas mus atklydusios į saloną, čia šitas tobulas kavas ir tikrai yra labai daug moterų, kur nepaprastai mėgsta saldžius, tai vienas iš jų yra Kokua, dar kitą pristatysim šiek tiek vėliau. Tai tikrai, jeigu gaivius kvapus mėgsta, aš visada Maui yra tikrai, man jisai ir saldumą turi, bet jisai gaivumą labai puikiai išlaiko. Tai kurie mėgsta frezijas, rožės, apelsinas, nuostabus iš tikrųjų. Sustiprina kedras. Kedras, kedras tai jau dabar praktiškai trendina per daugelį kvapų, yra tikrai labai plačiai naudojamas. Tas toks subtilus labai derinys. Man jisai labai patinka iš tikrųjų. Ir mes turim Iguazų, trečiąjį kvapą, kuris yra skaidrus. O pačia pasakyk tu. Avietė. Tikrai jaučiu. Oda. Oda. Čia širdies natas odos? Čia yra apatinė nata.
bet, pavyzdžiui, su šitu kvapu yra taip. Aš jį užuodžiu prastai ir žinau dėl ko. Todėl, kad jisai man tinka. Ir iš tikrųjų labai dažnai didelis klausimas toksai yra tai, kad tą patį kvapą vieni žmonės užuodžia labai intensyviai, o kiti labai silpnai. Ir iš tikrųjų netgi gali būti taip, kad iš klientų pusės vieni klientai dėl to paties kvapo gali skųstis, kad jie nejaučia, o kiti, kad jie jaučia jį per smarkiai ir kad jisai yra per intensyvus. Ir tai yra susijęs su tuo, kad mūsų uoslė yra unikali. Ir mes užuodžiam visiškai skirtingai tas pačias natas. Vienas mes užuodžiam labai intensyviai, o kitas labai silpnai. Ir iguazų yra tas kvapas, kuris man tinka, bet aš jį užuodžiu silpnai. Aš jį pasistačiau savo vonioje ir atėjus kitą dieną į vonią, kai jau kvapas yra prasiskleidęs, atsivėręs, aš jį užuodžiau taip čiut-čiut. Mano vyras sako, o, naujas kvapas vonioje pas mus, geras kvapas. Sakau, tikrai? Geras? Tikrai? Jo. Ir tiesiog norėjau pasakyti, kad tiesiog Tikrai pasitaiko, nes ir pas mus, kai klientės ateina, tai irgi būna, sakom, neužuodžiu. Gal mažai, ta prasme, to kvapas, tikrai tą dangtelį susitelkia kvapas, visom natom. Viršutiniam tikrai labai smarkiai užsiuodžia, bet kaip ir Vaidas sako, iš tikrųjų kitą kartą būna tiesiog jūsų uoslė atpažįsta, neutralizuoja, priima natūraliai. Taip, teisingai. Tai tiek yra su Elegant kolekcija, kaip minėjom, skaidrus difuzoriai, gražus riešutmedžio viršus. Ir mes turim kokoa, saldžiausią, maui, gaivesnį, subtilesnį tokį labai. Iš tikrųjų su maui yra tai, kad jeigu ateina klientė, kuri pirko maui, jinai daugiau nebežiūri kitų kvapų ir man sako, duokit papildymą. Duokit purškiamą man kvapą, nes yra tobulas kvapas, jisai labai gerai sklinda ir jisai tikrai labai gerai užsijaučia. Jau su maui tikrai niekas nesiskundė, kad nesijaučia maui kvapas. Ir mes turim iguazų. Sekanti kolekcija yra Prestige kolekcija, kuri yra 2 rūšių difuzoriuose. Tai mes turime baltus, kurie iš tikrųjų tinka prie beveik kiekvieno interjero. Yra 2 kvapai baltuose difuzoriuose ir mes turim juodus difuzorius. Irgi 2 kvapai. Tiek balti, tiek juodi difuzoriai taip pat gali būti 3 dydžio, 200 ml, 500 ml ir 3 litrai. Ir va su šita kolekcija Prestige jau Jumbo truputėlį palaviravo. Balti kvapai yra gaivus, lengvesni ir tokie vėjo paleisti tarsi. Tai mes turim papua ir turim palavan. Čia eina bergamotė, kuri užsijaučia. Tikrai. Taip. Bet stiprumo irgi savo turi, jo, tikrai išlaikytas vatas. Taip, ir mes turim papua. Šitas yra mano nuožiūrė. Arba pirmas, antras. Čia mes turim obuolį. Pastebėjau, kad šitas kvapas labai kažkodėl vyram patinka, aš nežinau. Taip. O kodėl? Kas dar įeina be vaisių? Mėta. Ir dar mes turim pasitikslinimą. Kakavą. Tai va. Dabar dėl vyrų ir moterų. Iš tikrųjų, vyrai nemėgsta stiprių kvapų. Ir kai ateina klientai vyrai, mes jiem nerodom ir nesiūlom juodų difuzorių kvapų. Todėl, kad juoduose difuzoriuose iš Prestige kolekcijos mes turim 2 kvapus, tai turim Pico Turkino ir Pepperą, kuriuose yra sunkesnės truputėlį natos. Pavyzdžiui, Pico Turkino yra šafranas, sandalmedis. Ir vyrai nori kvapų lengvesnių. Juoduose difuzoriuose esantis kvapai yra intensyvesni, ryškesni. Ir tai yra moterų kvapai dažniausiai. Ir šitą kolekciją, Prestige kolekciją, mes vadinam ją dovanų kolekcija. Todėl, kad tiek juodą, tiek baltą difuzorių tikrai kiekvienas įkomponuos į savo interjerą. Ir kai žmonės ieško dovanų,
dažniausiai renkasi tarp šitų dviejų spalvų ir tarp dviejų kvapų. Spėk, kuriuos dovanoja? Principe, jeigu vyrai dovanoja, tai automatiškai eini į baltas spalvas. Papua. O jeigu moteriai piko turkino? Taip. Atspėjau. Taip. Tai iš tikrųjų, jeigu dovanom, tai kaip ir minėjai, tas dizainas, tiek pačio difuzoriaus, jisai puikiai įsikomponuos, kokia stilistika namuose bebūtų. Klasika visuomet dera su tuo riešutu, o tas spalviškumas, tai jisai labai neutraliai, bet ir tuo pačiu nepigiai atrodantis, sakykime, difuzorius. Tikrai labai nuostabiai gražiai. Taip. Ir kas liečia kainos prasme, kas žmonėms ypač šiuo metu yra tikrai aktualu, žmonės dovanodami vieni kitiem gali pasirinkti, kokią vertę jie nori padovanoti, nes kaina skiriasi. Šito kaina difuzorio yra 69 eurai, šito 119 eurų, čia yra 500 ml, čia yra 200 ml. Ir žmonės įspūdingą maišelį, kuris yra už tavo nugaros, gali apsispręsti, ką įdėti. Tokia ir tokia. Jo, tikrai labai gera dovana, kur nepaliks abejingų ir tuo labiau, kad ateityje gali išeiti bet kokį džambo kvapą, kas tikrai nuostabu, išlaikant tą patį indelį, jeigu atitaikyta dovana puikiai, tai tikrai. Nu ir ką, ir liko pati prabangiausia, pati spalviškiausia, pati gražiausia, akį traukianti iš tikrųjų kolekcija, tai Prestige kolekcija, ne veltui taip ir vadinasi, tai kiek jos yra kvapų? 8, jeigu neklystu. Šiemet yra 8. Patys, bent jau Šiaurės Pandos salone populiariausia, tai yra 5. Nežinau kaip pas jūs, bet pas mus tai labiausiai mylimiausias ir mūsų salono, ir mūsų klientų kvapas tai yra Burano. Burano mato tas tikrai spalvotas, gražus indas, kuris akį traukia ne tik tai savo vaizdu, bet tuo pačiu ir kvapais. Taip. Muskusas, baltasis pipiras, prieskoniai. Atrodo, skamba labai rytietiškai, bet tabakas jo, bet iš tikrųjų labai, aš nerūkau, bet tobulai kvapas atsiskleidžia ir kvepia. Tikrai labai geras. Ir kitas, kur mūsų klientam patinka, man pačiai be galo, kaip ir Vaidas sako, turi 2 kvapus ir aš taip pačiai turiu 2, tai man Burano ir Morėja. Morėja tai yra, tas, kaip ir minėjau, kitas saldus kvapas, tik iš prabangiosios kolekcijos. Labai gražiai atrodo iš tikrųjų, vėl prie tamsių, prie tokių lygesnių interjerų. Jeigu nesinori tokio labai jau polėkio kaip Burano, sakykime, tas indas, tai Morėja, man tikrai tobula. Tiek savo kvapu, tiek savo indu. Tai smilkalai roda, jo, bet tas saldumas, jisai nėra toksai, kad škoto verčiantis, jo, tai tas man be galo patinka tuo, kad turi purškiamus difuzorius, tai ką aš naudoju, tai visur užuolaidas, visur, nes kas yra gerai, kad jie absoliučiai nepalieka jokio kvapo, nepalieka jokių dėmių. Taip. Nepalieka jokių dėmių ant tekstilės, kas yra labai svarbu. Aš netgi, sakykime, džiovinimo būdu, ar patalynę, ar kažkokius palaidinę, ar ką aš įsikvėpiu. Tikrai išnaudoju jau beveik. Jo, aš labai išnaudoju. Taip. Tai truputėlį dar galim pakalbėti, ką dar siūlo Jumbo, vėliau grįšim prie kolekcijų ir konkrečių kvapų. Yra labai gerai tai, kad Jumbo gali pasiūlyti ne vien tik difuzorius, bet gali pasiūlyti ir purškiamus namų kvapus, 500 ml, 500 ml talpos, 100 ml talpos ir papildymus 500 ml talpos. Ir man buvo atradimas tai, kad iš tikrųjų šį 500 ml papildymą galima naudoti 2 būdais. Jį galima atsukti ir naudoti ir kaip papildymą, ir kaip purškiamą kvapą. Tai žmonės gali panaudoti šį kvapą įvairiau. Tiesiog galima ir, kaip Inga minėjo, ir tekstilę purkšti, ir kilimus, ir vonios kilimėlius, ir mašinos saloną įsipurkšti. Tikrai labai daug kur galima panaudoti šį purškiamą kvapą. Papildymai irgi yra 500 ml tokiuose gražiuose talpose.
Ir pas mus labai dažnai klientai domisi šitą prekę. Tai yra 100 ml purškiamas kvapas, kuris galima tinkamas irgi yra dovanoti. Jisai kainuoja 35 eurus. Tai yra būtent, galbūt kai kam yra ta riba, kur neįpareigojančiai padovanoti draugų, draugai, kolegai. Jisai turi irgi nuostabią dėžutę juodą ir kartu galima įkomponuoti į gražų džembo maišelį. Tai va, visi kvapai turi papildymus, purškimus ir purškimus vienos talpos ir 100 ml. Ne visi Exclusive kolekcijos kvapai iki šių metų pradžios turėjo tą mažąjį, sakykime, 200 ml. Ir žinau, kad Jumbo pristatė šiais metais šiokias tokias naujienas, tai tikrai buvo poreikis iš klientų, ypatingai dovanojant, ne, norisi mažesnio difuzorio galbūt. Nu, jeigu ne sau perki, kitą kartą tas biudžetas šiek tiek suvaržo, tai žinau, kad tie nuskanėjimo minėti kvapai tikrai išėjo į kitą talpą. Tai šie kvapai buvo didžiausia naujiena 24 metais, tai Jumbo pristatė Maison Objet Paryžiuje parodoj Burano ir Morėja kvapus 200 ml talpoj, kas yra iš tikrųjų labai geras kainos dylas. Tai mažmenoj šitas kvapas kainuoja 79 eurus. Ir tai, kaip tu galvoji? 79 eurai už tokį difuzorių. Aš vien už dizainą moku. Man tas pats, kas viduje. Mes labai dažnai šitą girdim. Aš noriu šitą difuzoriaus. Ir kvapą norit pažiūrėti? Nesvarbu, sako, jisai vis tiek baigsis. Ir aš įsipilsiu, ką norėsiu. Aš labai noriu šito difuzoriaus. Tai va. Tai Morėja, Burano 200 ml. Taip pat iš Excellence kolekcijos mes turime Jėjelę, kuris, aš žinai, ką reiškia Jėjelė. Ar minėjau? Paplūdimys? Paplūdimys. Tai jau pagal spalvą galima pasakyti. Kaip norėčiau į paplūdimį. Ir mes turim Sahara, 200 ml. Dabar Inga, papasakok man savo istoriją su Saharos klientė. Jo, Sahara, tai, iš tikrųjų turėjau klientę nuostabiai prie viso interjero, tiko Sahara, tikrai klasikiniai namai, daug medžio, sakykime, žemiškos tos spalvos, tobulai tiko tas variantas ir jinai įsirinko šitą buteliuką, nepriklausomai nuo to, kaip ir Vaida minėjo, koks kvapas. Ir tas kvapas, jisai pakankamai yra rytietiškų natų kvapas, tikrai stipresnis kvapas, ką kabina iš karto, kiti turi prisijaukinti, kiti iš karto atmeta, tai mano klientė iš tikrųjų jį prisijaukino tą kvapą. Jei jisai atsiskleidė per laiką, tai aš visada sakau, neatmeskit iš karto kvapo dėl tų pirminių aukštutinių natų, nors neretai jisai būna rodiklis, mums tinka, netinka kvapas, bet kitą kartą jo tikrai nereikia išpilti dėl buteliuko. Jisai pabūna, jisai atsiskleidžia, labai priklauso ir nuo vietos, nuo visko apskritai, ventiliuojami namai, neventiliuojami, maža erdvė, didelė erdvė, tai vėlgi tas kvapas kitaip jisai pasirodo. Tai aš asmeniškai irgi jau kinuosi, man jau jisai pradeda daugiau ar mažiau patikt, bet aš jį prisijaukinsiu vien dėl to dizaino. Tikrai, nes tikrai nuostabus dizainas, jisai, jeigu norisi tokių šiltų, rusvų spalvų, tai labai gražiai atrodo. Labai gražiai atrodo. Ir apie natas. Tai yra muskado riešutas, tai yra juoda oda. Ir trečias ingredientas – kakava. Ir visa tai duoda tokį Aš šiuo metu pas mane vonioje, vienoje iš vonių, stovi šitas kvapas. Aš irgi jį norėjau tiesiog prasitestuoti. Nes kai mes jį gavom, aš taip štai irgi Realiai jis nepalieka abejingų, bet aš jau irgi jį pamėgau. Tai yra tokios gaivos, kuri nėra lengva gaiva, kuri nėra saldi gaiva, bet jinai
tokia gaiva. Nes pakankamai visos stiprios kvapo natos, gal va dėl to nėra tokių, va, kad į subtilumą pereitų lengvumą, nes ta juoda oda ir muskato riešutas, nu jos tikrai labai intensyvios yra. Bet man derinys visai tikrai gražus gauna. Ir mane iš tikrųjų nustebino tas kvapas. Aš ateinu į vonią ir man kvepia, aš jį jaučiu ir man tai malonus kvapas. Ko aš abejojau, bet dabar tikrai. Bet atsiprašau, kad pertraukiu, šitas kvapas iš tikrųjų Lietuvoje jisai jaukinasi, bet kitur jisai turi begalę klientų, nes tai yra vienas iš tokių topinių kvapų. Plus, jį patį pirmąjį padarė 200 litrų. Nes buvo poreikis principe. Taip. Sahara. Ir gražus buteliukas, difuzorius ir geras kvapas. Kaip tau jisai? Gražus, man jie visi gražus. Aš įrašiau kiekvienam jam po vietą. Tai yra difuzorius, kurį aš jau esu dovanojus namų įkurtuvėm savo 2 draugėm. Todėl, kad jisai puikiai tiesiog dera prie tokio interjero, kuriame yra ir, kaip sakyti, moderni klasika dažniausiai. Ir tai yra difuzorius, kuris taip ateina ir jis matosi. Ir jis labai skaniai kvepia. Konoko turi ūdą, kuris vadinasi dar yra garmedžio. Konoko turi šafraną ir saldamedį. Tai yra ir tokios rytietiškos natos ir salstelėjusios natos. Ir dar jis turi dar vieną Roma. Roma. Taip. Užsiuodžia, tikrai užsiuodžia. Bet jisai vėl toksai, kur kai kurie labai jį užuodžia ir sako, jis labai intensyvus, o kiti sako, jisai tik švelnus. Nežinau, aš tai susidūriau, kad klientam tikrai patinka. Tas Konoko tikrai pas mus renkasi labai drąsiai. Tikrai labai. Gražus. Masai Mara. Tai yra labiausiai afrikietiškas džambo kvapas. Šį kvapą aš irgi jaukinausi. Man jisai patinka. Man jisai iš karto patinka. Viena ryškiausių jo natų yra gvazdikėlis, kuris labai subtiliai pateiktas šitam kvape. Ir žinai, kuo jisai kvepia pas mane namuose? Aš testavau stipriausius kvapus. Kalėdiniais sausainiais. Jisai tokį turi tokį subtilų aštrumą, gaivumą, saldumą, viską viename. Man reikia šito kvapą. Aš jau matau, kad man jo reikės, aš jau žinau, kur jisai bus. Tau reikia kvapą ir difuzoriaus. Man viskas absoliučiai sudera, nes taip kaip jis atrodo ir tokį kvapą, kokį jis skleidžia, tai bet tas toks Bali, toksai, visiškai boho stilius, puikiai, kažkur spa namų, tobulai tikrai tinka, tiek kvapas, tiek ir pats pateikimas. Ir jisai yra iš tų kvapų, kurie tikrai jaučiasi, jisai puikiai sklinda. Nesulaukiam klientų diskusijų, kad mažiau jaučiasi, norėtų labiau, intensyviau. Su Masai Mara to nėra buvę. Aš gal paminėsiu, kad apskritai exclusive tie kvapai iš Jumbo, jie tikrai gerai jaučiami kvapai. Neretai, sako klientai, įsipyliau, pirmas porą savaičių, apsipranti, jie jaučiasi namuose, nes pakankamai intensyvus tas sudėtis to kvapo ir tai yra prancūzų parfumerių kurti kvapai. Tai gal Graso regione daugiau šiek tiek vaidėjo. Tai yra belgų prekinis ženklas Jumbo, kurie kolaboruoja su paryžiečiais, prancūzais, ne paryžiečiais, atsiprašau, prancūzais. Ir kvapai visi kurti yra Graso regione, kuris pasižymė kaip
stipriausias parfumerių miestas, kuriame jie visi renkasi ir kuria kvapus. Ir Džambo nėra išimtis. Ir tai yra pakankamai natūralios sudėties kvapai, kurie yra alkoholio pagrindu. 85% alkoholio. Ir kodėl reikia alkoholio, kaip tu galvoji? Kad išsilaikytų kvapas. Kad sklistų. Ta prasme jo, dėl skleidimus. Nes labai dažnai žmonės klausia, kaip dažnai reikia keisti difuzorius ir kaip ilgai jausis tas kvapas. Iš tikrųjų, gali būti taip, kad jūsų talpoj vis dar yra skysčio, bet nebėra alkoholio, jisai jau bus išgaravęs. Ir tą kvapą jūs jausite labai silpnai. Tai jau vadinasi laikas įpilti papildymą, papildyti difuzorių. Tai vat. Ir kad tas garavimas būtų vienodesnis ir to kvapo sklaida atitinkama. Aš visada sakau, su papildymu keiskit ir lazdeles. Solidžiai. Visų pirma, lazdelės susivelia dulkėmis, ir todėl, kad aš žinai, per kurią vietą kvapai skleidžiasi. Bet čia yra lazdelės ir kvapai skleidžiasi per šitą vietą. Ne per visą lazdelę. Aišku, jeigu nėra šlapia, jeigu mes ką tik apvertėm lazdeles, tai kvapai skleisis ir per visą lazdelę, nes mes tiesiog jinai šlapia. Bet vėliau, kai lazdelė išdžiūna, kvapas skleidžiasi per šitą vietą. Ir jeigu nėra užsinešus dulkėmis, tai mes kvapą jausim prasčiau. Ar klientai gali valyti lazdeles, nes tikrai žinau, kad iš praktikos yra buvę, nusivalo, sako, nusiplausiu aš lazdeles ir naudosiu tas pačias. Mes nerekomenduojam, todėl kad visų pirma, jie bevalydami lazdeles gali aptaškyti paviršius, o kadangi šitas skystis yra vis dėlto ir su alkoholiu, kad nepažeistų savo aplinkos, interjero, baldų galų gale, dėl to tam yra ir skirti tokie platesni dangteliai, kad tiesiog žmonėms būtų patogu verčiant ir jie neaptaškytų savo interjero paviršiaus. Plius lazdeles visada galima įsigyti atskirai ir jas dažniau keisti. Ir jos nėra brangios, tikrai, ta prasme, 10 lazdelių. Mažas kainuoja 3 eurus, o didesnis 5 eurus. Dabar dėl tų visų lazdelių kiekio, ar jūs rekomenduojate dėti visas lazdeles, kiek yra? Yra paskaičiuota taip, jeigu mes sudėsim visas lazdeles ir retkarčiais jas vartysim, 200 ml talpos difuzorius tarnaus tarp 2-3 mėnesių maždaug. 500 ml difuzorius 4-6 mėnesių. Litrinis 9 mėnesių metų. Bet esmė yra tokia, viskas priklauso dar nuo patalpos dydžio. Jeigu tai yra vonios patalpa, vonios kambarys, kuris yra 4-2-3 kvadratų ir jeigu mes į Saharą sumerksim visas lazdeles, kaži ar bus labai jauku. Todėl, kad kvapas yra pakankamai intensyvus, jisai jausis tikrai smarkiai ir mes tikrai rekomenduotume į Saharą merkti 4-5 lazdeles ir jas apversti. Jeigu tai yra svetainė 30-40 kvadratų ir mes turime mažą difuzorių, tada patartina yra dėti daugiau lazdelių, todėl kad tai yra didelė erdvė ir tas kvapas pasiskleis. Praktiškai nėra taip, kad pas mane didelė erdvė, mažas difuzorius nesilaiko. Reaguot į lazdelių kiekį. Principė, kuo didesnė erdvė, nori sklaidos, daugiau lazdelių dėti. Dar yra momentas tai, kad didesnio difuzoriaus yra platesnis kaklelis ir storesnis lazdelės ir jos ilgesnės. Ir jos skleidžiasi geriau ir intensyviau, nes dalis kvapo skleidžiasi ir per lazdeles, ir per atvirą difuzoriaus kaklelį. Tai reikia pasižiūrėti, pasiskaičiuoti, pasimatuoti. Iš tikrųjų, jeigu kvapas yra per intensyvus ar per mažai jaučiamas, visada galima lazdeles arba išimti, arba pridėti daugiau. Puiku. Taip, dar labai svarbus momentas yra vėdinimas. Ir kartais klientai sako, kad aš mažai jaučiu kvapą, o mes tada pradedam jo klausti, ar jūs vėdinat patalpas, ar jūs įleidžiat šviežio oro. Todėl, kad, žinom, jeigu oras nesirkuliuoja, jeigu jūs oras nevaikšto, kvapas irgi nevaikšto. Ir kvapai tikrai sklis ir jausis žymiai geriau, jeigu patalpa bus vėdinama, cirkuliuojamas oras.
Dar labai svarbu iš tikrųjų, ką pastebėjau, nepadėkit tokioj paradiniai vietoj, kur tikrai, kaip paskau, tas difuzorius tobulai atrodo kažkur kampe ant pianino ir panašiai, bet ta vieta yra nejudanti. Taip. Tai va tiesiog vėlgi tas, kad, kvapas mėgsta tą judėjimą, tame tarpe ir tikrai bet kurie kvapai ir džambo, kai toks yra, geras toks kvapas, tai norisi, kad jisai slaidytųsi po visas patalpas, tai reikia dėti tose vietose, kur vaikštai, principą. Taip. Pas mano namuose yra 4 kvapai. Vienas yra svetainė, kurį mes matom, kuris yra dėl dizaino ir didelė yra erdvė. Vienas kvapas yra vienam ponios kambarį, kitas kitam ponios kambarį ir vieną kvapą esu pastačius pas savo sūnų kambarį, tai yra jėjelė, todėl kad jam jisai labai tinka pagal interjerą. Ir kai mano sūnus pamatė, kuo mama užsijama, kuo mama prekiauja, sako, mama, man reikia šito kvapo, aš noriu savo kambarį. Aš taip pažiūrėjau, paskaičiavau, gerai, sūnau, aš to atvešiu. Ir galiu pasakyti taip, jėjelę aš pastačiau pas jį birželio mėnesį, dabar jau mes turim šitą talpą, 0,5 litro, dabar mes turim kovo galą, kvapas jaučiasi puikiai visus metus, pas jį yra 12 kvadratų kambarys, lazdeles mes kartais apverčiam, kartais ne. Ir dar ten yra likę panašiai kaip čia maždaug tiek. Tai tas laikymasis, kiek užteks to kvapo, yra labai skirtingas. Vienas dalykas yra tai, kad jeigu yra skirtingos natos, yra skirtinga truputėlį sudėtis ir netgi ir garavimas truputėlį skiriasi. Ir skiriasi tų lazdelių kiekis ir tas, kiek laiko kvepės jums jūsų namai ir ofisas ir kita erdvė labai tikrai daug ko priklauso. Tai ir aš ateinu pas savo sūnų į kambarį ir visada jaučiu nerolį, feigą ir jai padeda eukaliptas. Eukaliptas duoda tokią gaivą. Kaip tau pats jėjelė kvapas? Man jisai patinka. Tau vis tik man jisai patinka, bet mane kaip ir ne veltui yra matyti džambo ir sukūrę pagal vietovės, kaip ir minėjo Vaida, kvapus, tuos pavadinimus uždavė atitinkamai, nes, jie vedava į tą. Jie veda ten, jo, nes, tikrai tuo man atrodo ir to ir vandenyno jaučiu kvapą tokio ir tokios gaivos ir švaros, jo, iš tikrųjų. Kai pažįsti tuos kvapus, tai tikrai gali daryti tą užmerktų akių kontekstą, tikrai atspėsi. Jo, man jisai labai patinka. Visi džambo kvapai, jie yra labai subtilūs. Pas jos nėra taip, kad viena nata, tau nos iš karto ir tu atsitrauki net nuo jo to intensyvumo. Jie jaučiasi, bet mes iš klientų sulaukim tokių atsiliepimų, kad jie yra labai subtilūs, jie yra prabangus, jie yra geri, jie išieškoti kvapai. Čia labai geras žodis, nes taip ir yra iš tikrųjų pagal jų taip kaip jie nurimsta su viršutiniam natom, parodo tas apatinės širdies natas, tikrai tada tas kvapas ir atsiskleidžia, atrodo, kaip tai... Kaip ir Sahara mano vanioj, kur pradžiai buvo, o dabar, jisai yra, aš kaip jį vadinu, tokios geros gaivos, tokios gaivos, nesaldžios gaivos, tokios stiprios gaivos kvapas. Tai ir kai mes moters pasaulyje pirmą kartą išėjom su šitais kvapais, lapkričio mėnesį pasirodėm jau visuomeniai smarkiai, nes moters pasaulio paroda sulaukė didžiulės paklausos, didžiulio žmonių kiekio, susidomėjimo. Kai žmonės pamatė tuos difuzorius, jie tiesiog ne visi pirko, nes lietuviams ir šiaip žmonėms reikia susipažinti su produktu, reikia jį atrasti, suprasti. Bet visi grožėjosi ir visi sakė, wow, tai yra wow, tai yra noriu šito, noriu to, dovanosiu tam, kaip jis gražiai atrodytų ten. Ir kurie pavostė kvapus ir jie sakė, wow. Kvapai, namų kvapai, difuzoriai, kvapai su lazdelėm, purškimo kvapai nėra naujiena Lietuvoje.
mes tikrai turime ir stiprių brandų, ir stiprių kvapų, ir rinkoje jų yra daugybė. Bet kurie atitiktų tą visą bendrą konceptą grožio, kvapo, subtilumo, stiliaus, tai yra Jumbo. Tai yra tai, ką mes ir akiai malonu, ir nosiai malonu, Ir uosliai, ir tinka puikiai ir prie interjero, ir džiugina ir akis, ir nosį, ir nuotaiką kelia. Puikiai. Mum kaip interjero dekoro parduotuvai tai yra labai smagu, kad pas mus galite įsigyti Jumbo produktų. Tai visus kviečiu iš tikrųjų užsukti ir susipažinti su Jumbo kvapų pasauliu, nes jisai yra tikrai kitoks.